kameras įsijunkit, kad matytųsi, kad žmonės yra iš tikrųjų. Ir kontrolė tai yra, dar minutę gal, kaip tik. Iš tikrųjų, kontrolė vienas stipriausių tokių šito gyvenimo architektūrinių dalykų. Kaip pasakyti, sunku net įvardinti, kaip pasakyti, sudėdamoji dalis visos architektūros gyvenimo ir problema yra tame, kad, kaip pasakyti, kontrolė, kurią mes matom, tai dažniausiai, kaip sakyti, dar, mums tai nepatinka. Bet labai didelį kiekį aspektų mes jų net nematom, mes jų net nesuvokiam, mes jų, kaip pasakyti, net negalim pastebėti. Ir didžiausia sudaro tokį, kaip sakyti, jausmą ir įtampos kelimą padaro būtent atitikimas, apie ką aš galvoju, pavyzdžiui, kas aš esu ir aš laikau tai, kontroliuoju, kad tai atitiktų mane. Jeigu jūs, pavyzdžiui, aš mama ir tada kokia aš mama. Ir kontrolė šitų dalykų, jinai atima labai didelį kiekį energijos, kitaip sakant. Aišku, energija niekur nedingsta, nei jos kažkas atima, bet pojūtis yra tas, kad liktai negaliu nukrypti nuo savo trajektorijos. Ir jeigu jūs pastebėtumėt ir, kaip pasakyti, kiek daug yra tų tokių kaip įsitikinimų, kaip tikėjimų, kad tai yra, apie ką aš galvoju, tai yra tiesa, ir stengiuosi tai laikytis, o tai mažina tiesiog galimybės. Ir žmogus, kuris labai daug turi tokių, toks labai populiarus, nelabai gal populiarus, bet kai kurie žmonės sako, aš toks gimiau ir toks numirsiu. Ir tie žmonės papuola į savo pačių pinklės, kadangi pastoviai jis turi galvoti, tas žmogus, ar tai jo pasaulio įsitikinimas, ar tai yra tai, kaip pasakyti, nes kame yra visas toksai paradoksas gaunasi. Jeigu neatitinku, tai pas mane tokia atsiranda liktai baimė. Kaip bus, jeigu bus kitaip? Ir žmogus net nedrįsta, net nebando, nes tai jam įprasta. Ir daugelis turbūt susiduria su tokiu paradoksu, kad, kaip pasakyti, aš tikėjau tuo ir liktai jau matau, kad keičiasi ir liktai kitaip norėčiau tikėti, bet dar laikau, kontroliuoju, kad tik tai būtų taip, kaip aš galvoju. Nes jeigu nebus, tai aš nežinosiu, kaip reikia kitaip. Ir problema yra tame, kad tu daug labai laiko skiri būtent tam. Iš tikrųjų, tai yra problema. Kodėl? Todėl, kad momentas, čia jeigu prieš tai kai girdėjot webinarus, jūs puikiai suprantat, kad akimirka yra tik viena, daugiau gyvenimas, tai gyvenasi tik šito žybsnis ir nėra daugiau nieko. Tik tai momentas. Ir įsivaizduokit, koksai paradoksas gaunasi, kai tas momentas liktai užsitęsia kontrolės, tokios, bet kontrolė pati, vėlgi, jeigu atsisėstumėt ir išanalizuotumėt ramybės būsenoj, tiesiog pažiūrėtumėt, ar yra iš viso tas dalykas kaip kontrolė, labai nustebtumėt. Tokio dalyko tu net negali, šitam lauke, kur mes esam, materijoje šitoj, ten toks dalykas yra neįmanomas, kadangi visuma yra tuštuma. Ir lygiai tas pats, kaip jūs įsivaizduokit, norėtumėt sukontroliuoti orą. Sėdit kambarį ir dabar bus oras toks. Ir bandau išlaikyti, kad oras būtų toks. Bet visa materija, viską, ką jūs matot, lygiai taip pat yra tuštuminė. Jeigu paimt mikroskopą, labai galinga, ir bet kokį daiktą pritraukus, jūs pamatytumėt, kad tai yra tuštuma. Nieko nėra. Absoliučiai. Ir čia yra paprasta fizika, kaip sakėt, jau čia net nereikia kaip jokių tokių žinių,
tikrai mokslas, kaip sakyti, jau šitą pagrindė, kad nieko nėra, tik tuštuma. Ir tą tuštumą, kaip pasakyti, įsivaizduokit, kaip galima sukontroliuoti. Tai misija neįmanoma iš viso. O lygiai tas pats, vat, kaip debesis danguje, ne, vat, visuma yra dangus ir dabar debesis. Ir kaip jūs galite debesį sukontroliuoti? Jis plaukia, taip, jūs galite žiūrėti jį, galvot, kad jūs čia kontroliuojat, jūs mintimis jį nusiunčiat arba atsiunčiat, bet jisai plaukia ir plaukia ir nuplaukia. Tai čia lygiai tas pats. Ir paradoksas yra tame, kad atrodo, kaip pasakyti, tu stengiasi kontroliuoti, ne tik, sakau, yra labai akivaizdžių tokių, kai žmonės net sako, mane kontroliuoja kitas, mane kontroliuoja ten kažkas, bet net nepastebi, kad didžiąją dalį jie daugiau kenčia nuo savo atitikimo įsitikinimų. Vat aš esu tai ir jeigu jūs pastebėtumėte, tai čia tik rolės, mama, ten moteris, vyras, tėvas, sūnus, dukra, bet yra, aš, pavyzdžiui, žinau kažką ir kontroliuoja, kad lyg tai jūsų tai žinios būtų. Jeigu, pavyzdžiui, yra kažkokia patirtis, tai jūs kontroliuojat, kad ta patirtis lyg tai būtų jūsų išskirtinumas ir tai yra nieks nepaims. Ir kad tai atitiktų. Jūs pastoviai laikotės. Jeigu akivaizdžiai ir labai sąžiningai žiūrint, tiesiogiai, jūs tiesiog pamatytumėt, truputį kraupu pasidaro pirmais kartais, kadangi tu matai, kad kaip pasakyti, ko tu negali kontroliuoti, nes tos kontrolės neįmanoma, kaip sakau, kaip orą, kaip jūs galite kontroliuoti orą? Niekaip. Paprasčiausiai niekaip. Lygiai taip pat ir čia. Tu nieko negali kontroliuoti, bet mintis sukuria tokį vaizdą, kad tu kontroliuoji. Ir tu kažką gali. Ir pažiūrėkit, kiek toli paskiau eina, kaip sakyti, tie sluoksniai. Iš pradžių tai aš kontroliuoju, kaip sakyt, lyg tai savo kūną, savo mintis, ten visi nori kontroliuoti, bet kaip mes žiūrėjom praeitus webinarus, tai mintis jos eina ir eina, pojūčiai eina ir eina, ir tu nieko absoliučiai nekontroliuoji, nes pirmiau atsiranda viską, ką jūs matot, ką jūs matot, tai yra pojūtiminis vaizdinys. Viskas iš pojūčių. Jeigu, pavyzdžiui, mes paimam stiklinę, įsivaizduokit, nežinau, kiek matot, stiklinę, ne? Ir kas yra stiklinė? Pačią stiklinę, tiesiog įkvėpkit, iškvėpkit, užsimerkit ir stiklinė. Ar yra, žiūrėkit tiesiog, ar yra kažkas, kas apčiuopiama. Be to, kad yra pojūtis, liečiant, jinai slidi, vanduo įpilta šalta, tokia forma tiesiog tu jauti, kad pojūčių nuskaitai apie ką jinai ir jinai tokia. Ir įsivaizduokit, žmonės galvoja dažniausiai, kad pojūtis, emocija, pojūtis viena kažkas, nuotaika. Dažniausiai mes pojūtį priskiriam nuotaikai kažkoks, bet nuotaika taip pat pojūtis. Bet įsivaizduokit, kiekvienas daiktas, jūs momente begalę pojūčių turit savyje, tiesiog pas jumis susikoncentruoja, susijungia ir įsivaizduokit, kaip jūs galite tai kontroliuoti. Nes kiekvienas daiktas, jeigu jūs, pavyzdžiui, giliau ir pažįstat gamtą, gamtoj labai paprasta. Kiekvienas medis, jūs prieinat ir jūs jaučiat kažką. Kažkaip subtiliai, pavyzdžiui, prie beržo prisilietus, jūs jaučiatės, pabandykite tiesiog padaryti tokius namų darbus. Prie gėlės, prie bet ko kažkos gamtoje, prieikit ir pajauskite tiesiog, kaip jaučiatės. Ne tai, kaip kas ten beržas, ąžuolas, liepa ar dar, bet pojūtis. Ir pastebėsit, galima net įvardinti, švelnu, lengva, ir tiesiog, ar ten, pavyzdžiui, šilta, prie beržo, pavyzdžiui, prisilieti, tai tu toksai, lyg tai tave apgaubė linksmumo, tokio serotonino įmeta, toksai, nes jis viskas ypatingai rudenį labai gražiai, kaip į auksų jie pasidabina, berželiai savo lapus nudažo. Ir įsivaizduokite, ir viskas, iš, koks pojūtis, pojūčiai
net ne pojūtis, o dauguminis pojūčių kompleksas susijungia ir jūs matot, vat kažkas, kas aplink jūs atsiranda. Ir tada tikra, bet tikra tik tam momente, žybsnėje. Kitas žybsnis, kitas vaizdas. Ranka pakilo, kai sakau, viskas yra tik kadrai. Kaip kino filme. Kaip atvirutės. Viena atvirutė tokia, kita atvirutė tokia, bet tai yra vienu momentu ir visą laiką vienu kartu viskas. Bet, kaip mes žiūrėjom, kaip atrodo va, tas judėjimas, ne, kas jį sukuria, o gal ne su jumis žiūrėjau, iš tikrųjų, gal per mokymus, kad būtent šokinėjimas iš praeities į ateitį sukuria tokį, va, buvo taip, dabar bus taip, taškas A, taškas B. Ir įsivaizduokit, jūs taškas A, taškas B, jūs judat liktai, kontroliuodami, kad teisingai judėtumėt. Kaip pagal paruoštą planą. O planas neįmanomas. Kaip per vieną akimirką gali būti planas. Iš viso neįmanoma toks dalykas. Įsivaizduokit. O žmogus sumasto, kad jis gali kontroliuoti. Arba jį net kontroliuoja. Ir kaip sakau, kai tu esi tik visuminis vienas protas, ne protas, o sąmonė visuminė, daugiau nieko nėra. Ir visa kita iš pojūčių ir minčių pamatai, kas aplink vaizdą, kažką, vat įsivaizduokit, tokioje iliuzijoje gyvenam. Ir kaip pasakyti, o kas kaltas, kaip viena klientė mane visą laiką klausia, o kodėl Dievas tai padarė? Tai aš visą laiką sakau, o tai paklaus pas save, kodėl tu tai padarėjai. Ir esminis dalykas, todėl, kad kitaip materijos, apie ką aš esu, kaip ta visuminis protas, tas niekas, tiksliau net ne visuminis protas, o niekas. Ir viskas tuo pačiu sukuria tokį pasaulį, kad galėtų pajausti materijoje save, pažinti. Kad pažint save reikalingas va šitas visa architektūra, visa valdymo mechanizmai, nes architektūra tai nėra labai sudėtinga šito pasaulio, kaip sakyt, va tos, ką jūs gyvenat, kuriam va aplink jūs kas yra labai paprasta, yra laikas, atstumas, tęstinumas, priežastis, pasekmė, viskas, architektūros labai nedaug. Bet rolių daug visokių tokių, kaip pasakyti, niuansų, kuriuos mes per kursus žiūrim ir plačiau ir giliau ir tiesiog per momentą, per atsiskleidimą ir žmonėm labai aišku pasidaro, kai tu žiūri va, į tą visuminį lauką, apie ką tai yra jisai. O apie kontrolę, tai, sakau, jinai ir tuo pačiu mes ją labai jaučiam, nes visą laiką tai yra netgi daug pas mus yra tokių pasakymų, frazių, kontroliuok ten tą, kontroliuok tą, kontroliuok tą. Arba žiūrėkit, jeigu turit vaikus, tai ant kiek jūs jaučiat, kokį kiek jūs kontrolės vaikas auga ir liktai aš turiu žiūrėti, kad su juo viskas gerai būtų. Ten su savo artimaisiais viskas gerai, darbe, kad viskas būtų gerai, kaip turi būti. Ir sveikata, žiūrėkit, jūs negalit net atsipalaiduoti, nei minutės liktai, bet to, kad tai turi atitikti, kad aš turiu būtent, jeigu aš nepažiūrėsiu, reiškia vos ne taip, kad pasaulis sugrius. Ir daugelis taip jaučia. Tiesiog viskas, jeigu aš nežiūrėsiu, nebus. O dar žiūrėkit, vienas tai dar momentas aš pažiūrėsiu ir dar, gerai. Bet kitas, neduok tu Dieve, jeigu nors truputį kitaip, negu aš galvoju. Kad ir gaunasi rezultatas, bet pažiūrėkit, būna toks momentas, galėjo būti geriau ir reiks kitą kartą dar labiau pakontroliuoti, dar stipriau pasižiūrėti. Nes būčiau pasižiūrėjęs, būčiau padaręs, tada jau būtų kitaip. Tai tokia iliuzija susikuria. Ir iš tos paradigmos paskui ir gaunasi, kad vargstam. Vargstam ir, kaip sakyt, kas kaltas? Niekas nekaltas. Paprasčiausiai vienintelis momentas yra tame, kad mes to nematom. Mes nematom akivaizdumo, kad čia niekas nieko nekontroliuoja, nes kontrolė neįmanoma. Nes kaip, įsivaizduokit, žaibas, kaip būna audra ir
kas gali prognozuoti, kada žaibas trenks. Va tas šviesa ta. Tiesiog jis trenkia ir viską. Jo nieks nekontroliuoja. Kada nori, tada trankosi. Tu net nuskaityt, kada garsas, va už kiek kilometrų ten tas žaibas, audra, ne, mes galim. Nes skiriasi šviesos greitis, garso greitis, viskas puiku. Bet kada tas žaibas pasirodys, mes niekada negalim šito sukontroliuoti, niekas negali. Mokslininkai gaudo ten ir žaibus ir visą kitą, bet juokingai atrodo. Iš vienos pusės, kadangi, kaip tu gali sukontroliuoti. Arba vėjo gūsi. Vat vėjas prasideda ir gūsingas vėjas. Iš kur jūs, vat kaip gali žinot, kada bus tas gūsis, kuris, pajausi. Kai jis jau yra, viskas, jūs jaučia tik tada, kai jis yra. Žaibą jūs mato tik tada, kai jau šviesa pasirodė, viskas. Visa kontrolė baigėsi. Ir taip pat su jūsų gyvenimu. Su viskuo taip pat. O dabar, kiekvienas tiesiog pragalvokit, kiek, kuriuos niuansus jūs dėmesį laikot, kad tai būtų. Šiandien toks įdomus pastebėjimas įvyko. Žiūrėkit, jeigu jūs važiuojat su dviračiu arba mašina ir kažkokia duobė, būtinai, kur duobė, bus kažkas priešais atvažiuos, kažkas būtinai liktai susikaupia, kad ta duobė labai svarbi būtų. Liktai duobė kontrolę parodo, kad dabar visas dėmesys į mane. Ir čia ir yra paradoksas, kur mano dėmesys, liktai aš priimu tai, kai kontrolė, kad aš kontroliuoju. Bet dabar paprastai, žiūrėkit, atsisėskit ramiai, įkvėpkit, iškvėpkit, užsimerkit, tik nejudėkit ir dabar aš vardinsiu, jūs paprasčiausiai žiūrėkit, kaip vyksta. Dėmesys, dėmesys kairės kojos pėdai. Dėmesys dešinės rankos alkūnei. Dėmesys galvoje. Dėmesys širdyje. Dėmesys dešiniam petį. Ar pajutot be pastangos, be jokios kontrolės? Išgirdot ir jūsų tiesiog dėmesys ten atsidūrė. Ir kaip galima, o jeigu jūs bandytumėt išlaikyti, jūs pakontroliuosiu aš ilgiau, jūs suvoktumėt ir jeigu pastabumas jau yra išugdytas, kad liktai labai reikalingas daug koncentracijos, laikymo, kažkokio dėmesio laikymo ir kaip pasakyti, tu susikuri pats savo žaidimą liktai. Ir tada, jeigu aš jau ten išlaikiau minutę, net yra tokios praktikos, išlaikyk dėmesį minutę, aš pati net siūlydavau žmonėm tokią praktiką, į delną žiūrėti iki 3 minučių, kad koncentraciją ugdyti, bet tada mintis sustoja, nes protas taip, neurolingvistai taip ir nustatė, kad jeigu duodi protui bereikalingą darbą kažkokį, žiūrėti delną, be jokios prasmės liktai nėra. Tai protui yra labai sudėtinga ir jisai tada nutyla po kažkiek laiko, nes jis nesupranta, ką tu darai. Nes protui, jam reikalinga prasmė. O prasmė, kai aš sakau, yra vienas iš architektūrinių fenomenų šito pasaulio. Visą laiką, jūs žiūrėkit, jūs patys pagaukit tą tokį momentą, kad jūs ieškot visą laiką prasmės. Visame kame. Nėra, aš atsimenu, vaikystėje būdavo, aš pradedu verkti ir klausdavo ten tėvai, kodėl tu verki. O aš taip paprastai, aš noriu verkti. Paprasčiausiai noriu verkti. Kodėl turi būti priežastis tam? O čia yra forma. Forma kaip kūnas, jinai, verkimas, pats verkimas prasideda. Ir mes bandom paaiškinti. Ir žiūrėkit, koks susiduriam tokiu paradoksu, kad mes pradedam netgi verkti ir bandom, kaip sakyt, arba kontroliuoti šitą procesą visais įmanomais būdais, arba jį pagrįsti, kodėl aš verkiu. Kaip priežasties pasekmės kažkokią būtinai fenomeno mes ieškom. Ir čia proto yra tokia,
taip jis veikia, tokia architektūra jo veikimo būdas. Jam visą laiką reikalingas taškas A, taškas B. Ir mes kaip, gal per mokymus žiūrėjom, kad nėra priežasties ir pasiekmės. Ir kas pirminis, vėlgi žiūrint. Iš viso, vat įsivaizduokit, priežasties pasiekmės nėra, o visą laiką yra pasiekmė pirminė. O priežastį tik aiškina mintis. Mintis, kaip paaiškinamoji, komentarai, ir tu gauni lyg taip paaiškinimą, kodėl tas ir tas įvyko. Ir tada pajauski tokį dalyką, kad nesvarbu, kas įvyko, priežastis pasiekmė ir jum ramiau. Bet jeigu nėra priežasties, nėra pasiekmės, tai kiekvienas momentas jis yra be priežasties ir pasiekmės. Atkreipkite dėmesį į tai. Nėra tam. Yra, kaip pasakyti, daugelis įsivaizduoja, pavyzdžiui, nukritot jūs nuo dviračio. Paprastas mechanizmas, ne? O toks paveiksliukas. Ką žmogus, įprastai, ką jis daro? Nukritau, skauda, būtinai susižalojimas, būtinai dar kažkas, jeigu laimingai nukritau, bet daug tokio, kaip sakyti, komentarų apie tai ir pojūčių daug apie tai. Bet jeigu taip žiūrėt tiesiogiai, tai yra paveiksliukas, vaizdas. Nukritęs žmogus, forma, jis net nenukrito, nėra kur nukristi. Nėra tokio dalyko, mes žiūrėjom per mokymus, kad nėra tokio dalyko kaip veiksmažodžiai. Nėra, iš viso nėra šitam pasaulyje jokio judėjimo. Nėra. Yra minčių, mintis sukuria, nes nėra, ar kada nors jūs matėte save, prieš 10 minučių, kaip prasidėjo prieš 20 minučių, pažiūrėkit dabar, ir čia, kad kas prasidėjo prieš 20 minučių, ir dabar, ar yra vienu metu tai. Tiesiog žiūrėkit akivaizdžiai, be jokių komentarų, be jokių, kaip pasakyti, nėra tokio dalyko dviejų vaizdų vienu metu. Visą laiką yra vienas vaizdas ir visa kita pakomentuota, kas buvo arba kas bus. Ir taip tokia iliuzija susikuria, kad liktai yra judėjimas. Yra kažkur einu, kažką pasieksiu, kažką padarysiu, kažkas įvyks. O jeigu tas momentas, jeigu mes žiūrim, nukrito žmogus nuo dviračio, tai paprasčiausiai sakau, kritimo momento nėra. Yra, įsivaizduokit, guli dviratis ir atsitūpė žmogus. Ir jeigu jūs taip, pavyzdžiui, važiuojat šalia ir jūs pamatot tupinti žmogų arba atsisėdusi ant žemės ir dviratis taip padėtas ant pievutės kokios, ar atsirastų mintis, kad jisai nukrito? Jūs paprasčiausiai, mintis greičiausiai atsirastų turbūt pailsėt atsisėdu. Čia lygiai tas pats. Kaip tu priskirsi, čia aš tik jums noriu parodyti, kad tu gali vieną vaizdą interpretuoti, kaip tu nori. Pojūtis, per mokymus, per kursą mes nežiūrim, kad pojūtis neturi, kol mes jo neapibūdinam, jis neturi jokio, pavyzdžiui, skausmas, jis neturi, kol mes nepasakom, kad tai skausmas, jis neturi skausmo, jokio jausmo, kad skauda. Paprastai, neturi. Įsivaizduokit, tokį dalyką. Ir čia neįsivaizduoti reikia, čia dabar aišku, aš sakau ir jums sakau, įsivaizduokit, bet čia mes per kursą, mes tiesiog žiūrime iki vaizdumą ir ten, kaip pasakau, toksai wow būna dažnai, kadangi tu pamatai taip, kaip niekad negalvoji, niekad nematei. Nes niekas nežiūri tiesiogiai. Niekada. Nuo žodžio, niekada nežiūri tiesiogiai, kas po nosį. Visą laiką, jūs pažiūrėkit, jūs visą laiką mintyse kuriat, tiesiog atrodo net nekuriat. Tos mintis, sakau, jos pačios eina. Ir jeigu dabar žiūrėtumėte tiesiogiai, kiekviena mintis, jinai liktai, paimkint paprastą pavyzdį, pavyzdžiui, dabar vasara. Vasara šilta, dienos ilgesnės. Liktai pagrindinė mintis dabar vasara. Ir anos visos komentuoja. O dabar žiūrėkit tiesiogiai. Dabar šilta ir dabar vasara. Jos gali būti atskirai.
Ir jeigu jos gali būti atskirai, reiškia jos lygiavertės. Ir dabar šilta, tai neapibūdina, kad būtent nepasako, kad tai yra vasara. Suprantat? Nes dabar šilta, galiu iš pirties išeiti ir man dabar šilta. Žiemą. Ir tai vėlgi neapibūdės. Ir mes, kai žiūrim, kiekviena mintis ir kiekvienas pojūtis atskirai yra lygiai reikšmis. Bet mes sukuriam tokį mechanizmą ir jie lyg tai vienas kitą apibūdina, komentuojasi ir atsiranda vaizdas iš to, kas pakomentuota. Tiesiog mes tai pamatom. Nu, va šitas pasaulis taip padarytas. Va šitas gyvenimas, net nežinau, ne pasaulis, nes čia daugiau negu pasaulis, nes pasaulis tai po saulė, o saulė yra paveiksliukė, reiškia, jinai nėra atskirai, jinai sudedamoji dalis kaip ir kūnas, kaip ir forma. Tai va, tai gal šiandien kažkiek ir atskleidžiau, ką reiškia, va, kai jūs galvojat apie kontrolę ir kad galvojat, kad jūs galit kontroliuoti, tai aš dabar jau kažkiek atskleidžiau, kad kontrolė nėra įmanoma iš viso nuo žodžio visiškai. Bet iliuzija yra tokia, kad aš kontroliuoju. Arba mane kontroliuoja, ar dar kažkas kontroliuojasi, ar pats veiksmas kontroliuojasi. Bet kai per mokymus tiesiog žiūrim akivaizdžiai, veiksmažodžių nėra, medžiagų nėra, kaip stiklinė, parodžiau, stiklinė, pati. Be to, kad ten iš stiklo, stiklas turi pojūtį, stiklas pats turi pojūtį. Vat kaip jaučiu, kai stiklas, kas užsimerkus, jeigu ten iš viso, aišku, išnyksta forma, bet kas išnyksta, bet jeigu giliau pasižiūrėjus, koks pojūtis, ir jeigu tai įvaldyti, vėlgi, niekas negali tokių dalykų, nes vienu momentu pas jumis kiekvieną daiktą, jeigu išrašytume, tai tiek pojūčio apibūdinimų pas jumis susirenka kiekvienu momentu. Ir jeigu jūs įsivaizduokit, jūs ateinat kažkur, kur daug kažko, gamtoj, augalai, visa kita, kiekvienam augalui jūs skirtingai jaučiat. Kiekvienam augalui skirtingą emociją, skirtingą pojūtį turit ir daug jų. Tai kiek ten begalė, ten tūkstančiai pojūčių kiekvieną akimirką. Ir viskas. Mes tik paėmam, kaip sakyt, mes matom tik tiek, kaip žmogus iš viso, žiūrėkit, ateina į gamtą ir sako, wow, kaip gražu viskas. Viskas to pasakyti. Pojūtis laisvumas, lengva kvėpuoti, ir dar keli žodžiai, viskas. Bet kai tu žiūri kiekvieną tas laisvumas, apie ką, kokie pojūčiai pas mane pradeda viskas vystytis, kas sunku apibūdinti, kadangi apibūdinimai visi yra proto. O kai tu žiūri tiesiogiai, protas yra įrankis, reiškia, įsivaizduokit, peilis negali suvokti, kokį patiekalais pjausto. Nu, niekai. Peilis tik pjausto. Jam tik tai arba kiečiau, arba minkščiau. Viskas. Visa, kaip sakyt, daugiau jis negali suvokti. Tai protas yra kaip peilis. Arba kai šakutė. Tiek jisai, toks jo paskirtis, kaip sako, kaip įrankis. Ego mūsų lygiai taip pat kaip įrankis yra šito mechanizmo. Yra architektūra, yra vaidmenys, yra mechanizmai. Ir visa tas, kai susideda, tai jūs taip atsimerkėt ir wow, ir kūnas yra, ir aš jaučiu, ir tai mano, ir šeimą turiu, ir namus turiu, ir viską turiu, ir kaip gražu, ir kaip faina gyventi. Dėl to, dėl tokios architektūros, instrumentų, viso kito susikuria tas gyvenimas, kur jūs gyvenat. Ir jeigu mano palinkėjimas, tai iš tikrųjų atsipalaiduokite. Ir viskas fantastiškai. Visiems, žinokit, viskas darosi savaime. Kai aš sakau, niekas čia nedirba, niekas čia nemiega, niekas čia nevalgo. Taip. Kai tu žiūri tiesiogiai, taip yra. O susikuria vaizdas, kad viską darau ir dirbu, ir sunkiai dirbu, ir sunku keltis, ir nemėgstamas darbas, dar sako. Apie ką jūs žmonės? Tai va. Gal yra kažkokių klausimų? Gal kažkas per klausimus labai, pavyzdžiui, jau kažkam kažkas kyla drąsiai, iš tikrųjų, niekas nieko nemuša čia, visus mylim.
paklauskit ir tiesiog per klausimus galima tiesiog vėlgi akivaizdžiau pamatyti. Nes iš vienos pusės, kai aš vedu, tai man sunku net kitą kartą, kaip pasakyti, gilintis į kažkokio žmogaus, jeigu neiškelta problema, kadangi jeigu pas patį nėra problemos, tai supranta, kad labai sunku matyti, kas yra pas kitus. Aš tik galiu, kaip pasakyti, nutuokti vien tik tai, kai socialiniuose tinkluose kažkas kažką rašo, specialiai pasižiūriu apie ką, tai maždaug žinau, kokios problemos. Ir dėl to temas irgi kitą kartą labai sunku, kokią temą kalbėsiu. Tai va, tai jeigu norit padėti, galit paklausti kažko, rūpimų klausimų. Ir aš jums padėsiu. Ir galbūt kitiem padėsite irgi. Nes visi, kaip sakau, pas mus geri žmonės ir visi nori vieni kitiem padėti. Tai va, tik tai ne visą laiką mato. Kad ant kiek jie geri. Tai va, drąsiai. O jeigu nėra klausimų, tada, kas norit, sakau, giliau, yra 3 dienų labai greitai, po porą valandų, savaitgalį. Ir tiesiog žiūrėt, atsiskleist, viskas daug aiškiau, daug paprasčiau ir tas gyvenimas lengvesnis pasidaro. O gilesni mokymai tai bus tik tai rugsėjo gale. Irgi. Kol kas vasarą, kaip sako, reikia mėgautis Lietuvoje, labai gera ir, kaip pasakyti, o paskui žiūrėsim. Jeigu nėra klausimų, tai tada, sakau, galim kitą savaitę, nežinau net kokia tema bus, kaip vat eina, taip eina ir kas atsiskleis, irgi kalbėsim.